žodžiu, vis ta pati. Nėra Labą dieną, visi, sveiki. Aš esu Milda iš GCI organizacijos. O čia apačioj parašyta GCI. Ši organizacija yra tarptautinė ir jai jau beveik 100 metų, tai bus kitais metais. Ji vienyje aktyvius, socialiai atsakingus jaunus žmonės. Petras taip pat mūsų susirado ir nori bendradarbiauti. Tai mes ir sugalvom surengti šią paskaitą. Labai norim padėkoti Editai Znutienei, prašom kviečiam į sceną. Pamokim. Ačiū. Čia yra tas kalbėti lėtai, nes aš įpratus labai daug ir greitai kalbėti. Bet pabandysiu. Milda sakė, kad esu daug pasiekusi. O žinokit, mano tikslas šiandien kaip tik pasakyti, kad karjera nuo statuso visiškai nepriklauso. Svarbiausia yra, kaip mes jaučiamės. Ir tą programą, ką aš jums šiandien su jumis pasidalinsiu, tai, nėra vadovėliuose. Aš ją pati išgyvenau, pati taip suprantu. Kada dirbau organizacijose, irgi norėjau dalintis apie tai su žmonėm. Ir šiandien pabandysiu pasidalinti su jumis, kas daro iš tiesų mus laimingais. Pasakykit, ar tikrai nebūtų smagu daryti tai? Aha, sako, netenkina. Taip, Toliau yra visuomenė. Didžiausias sluoksnis planeta. 10% 20%. Kokią jūs gautumėt formulę? 100% neužtektų. Kuo daugiau jūs įtakojat kitus lygmenis, tuo jūsų gyvenimas yra prasmingesnis. Kai nesiseka, ar ne darbe, ar čia vadovas kaltas, ar čia pavaldiniai kalti, labai retai sako, kad čia aš kaltas, vis kažkas kiti. Tai yra mūsų laisvė. Renkasi, kas yra bendražygiai. Tai dėl to, kad žmonės yra visiškai laisvi ir niekas, nei vienas darbdavys jums nesukurs tokios karjeros, ar ne, kad jūs jaustumėtės gerai. Aš manau, kad mes patys turim atrasti tą aplinką, kuri atitiktų mūsų vidinius motyvus ir vertybės. Apie tai, ką aš darau efektyviausiai. Tai reiškia, kada aš kažką padarau ir aš pasikraunu energiją. Žinot, būna situacijų, kada jūs nueinat ar dirbat kažkokį darbą, jis yra sunkus, bet po to jūs savo, švyčiu tiesiog visas. O būna tada, kada atrodo, žinot, ir nesunku, ir atrodo, nieko nedariau, bet jaučiatės visiškai išsekęs. Tai yra pagrindinis dalykas pagalvoti, ką aš darau labai efektyviai, labai gerai. Esu efektyvus. Kaip jūs galvojate, darbe efektyvių žmonės, jie pripažįstami, jie yra vertinami? Manau, kad taip. Nevertina. Jūs vertina, taip? Puiku. Tai vadinasi, jūs esate įvertinti, ar ne? Įvertinti, pripažinti. Jeigu jūs esat įvertinti ir pripažinti, kokie jūs jaučiatės? Vat sakėt, jūs įvertino, kaip jūs jaučiatės? Labai gerai. Labai gerai? Jūs laiminga? Norit dar geriau dirbti. Norit dar geriau dirbti, jūs esat laimingi. Vadinasi, jinai yra motyvuota, ar ne? Laimingas ir yra motyvuota. Motyvuotas. O kaip galvojat, ar motyvuotas žmogus yra efektyvus?
Apibūdinkit. Gerai. Gerai. O kas yra gerai? Kas vyksta, kai jūs keliaujate? Jis paklaus būtent, ką tu padarėjai. Ir tada mes turėtumėm suvokti, kad gyvenimas yra kelionė ir karjera nėra tas, kas tu esi, o taip, kai tu keliauni ir tai, ką tu patiri. Ir jeigu mes netgi žiūrėtumėm žodyne, karjera yra ne statusas, ne kažkokie ten laipsniai labai dideli, bet tai yra patirčių seka. Ir aš labai noriu tą pabrėžti, kad kada žmonės galvoja, čia sėdėsit, kol gal jūsų sveikata pablogės, jūs neįgysit naujų įgūdžių, jūs negalėsit daugiau keistis. Dabar teisingai mane supraskit, jokių būdų nesakau, kad reikia keisti darbus, tarkim, teks ką mesti ir išeiti. Nes karjera yra patirtis. Jūs galite bendravime ar nesusikurti savo patirtis. Netgi dirbdami organizacijoje, jūs galite darbus skirtingai dalytis. Ar ne siekti patirčių, kada jūs keičiatės, įgaunat kitokį mąstymą. Ir jeigu jūs jaučiat, kad jūs keičiatės, augat, ir tai yra jūsų karjera. Bet jeigu jūs jau jaučiat, kad darbe jūs esat visiškai sustabarėję, na tiesiog blokuoja, ar neįgaunat kažkokių naujovių, jūs iš tiesų esat tam, sustingusiam vandenį, kuris kažkada švinkti pradeda, ar ne? Ir smirdėti. Ir čia jau visai nekvepia apie kelionę. O mes sutarėm, kad mes gyvenam ir keliaujam. Ir mums turi būti smagu, nuotaika gera. Ar ne? Kartais žmogui atrodo taip sunku ir jis atrodo, kad jis eina su tokiais didžiuliais lagaminais per gyvenimą. Ir tuose lagaminuose jo problemos. Ir eina, ir tempia, ir skundžiasi. Bet jis niekaip negali jų paleisti. O man atrodo, kartais reikia tiesiog juos paleisti ir išsilaisvinti iš tų barjerų. Ir išdrįsti būti tokiais, kokiais jūs norit būti. Kokiais jūs galit būti. Nes, kaip ir sakiau, jūsų pagrindinė misija gyvenime žmonių, o gal jūs, kurie yra tvirti. Nesvarbu, kas tas visuomeniai, bet jūs pasakot, man tai yra svarbu. Tai yra mano vertybės. Aš gerai jaučiuosi. Ir tada jūs esat stiprus. Ir tada jūs turit labai daug energijos. Nes jums nebereikia išvaistyti energijos, kad jūs save išlaikytumėt. Ar ne? Jūs turit tvirtą inkarą, savo vertybės, savo motyvus. Ir tada jūs galite iš tiesų daryti labai daug dalykų, kurie, jūs žavė, jūs keičia. Ir jūs augatai. Tai noriu pasidalinti motyvus, kad žmonės nemotyvuoti keisti. Pavyzdžiui, ar ne tokia, būkim orientuoti į klientą. Labai dažnai tokia, ar ne? Į klientą. Kodėl mes nesam orientuoti? Ir tada yra mokymai, kaip, kodėl. Bet iš tiesų, jeigu man tas klientas visiškai neįdomus, aš neturiu jokių motyvų. Ir man ta įmonė iš vis yra, nežinau, ne mano skonio, tai aš niekada nebūsiu motyvuotas tą klientą. Tai esmė tada mes dirbam su vertybėm. Jeigu mes matom, kad mes norim keisti įsitikinimus, kas yra labai labai sunku, tai tada mes turime jau kalbėti apie aš. Jo, kas aš toks esu, kas man svarbu. Tai čia, manau, ir yra karjera.
kad kada jūs pasieksit, kad jūs būsit harmonijoje pirmiausia su savim, kada jūs dirbsit, aplinkoj būsit tokioj, pagal vertybės gyvensit, tada jūs jausitės labai gerai. Ir aš manau, kad tai yra iš tiesų pati didžiausia gyvenimo karjera. Taip sako, jo, nu, bet sakykime, gal aš ir iš klaidų mokausi ir taip toliau, bet dėja aplinka yra tokia, kad žmonės susidaro apie mane nuomonę ir viskas. Ir sako, tą nuomonę pas kitus neišsivalo. Buvau aš bloga viską. Nei bloga, nei gera. Jūs esate tokia, kaip jūs pati jaučiatės. Niekas negali jūsų vertinti. Ir jeigu jums yra svarbu, ką kiti galvoja, tai jūs tada ir patenkant į tą, nežinau, į tą tokią. Čia? Dar klausimų? Kažkaip, jo. Tai tikrai, jeigu kažkokie klausimai ar panašiai, tai tikrai maloniai prašom. Aš dar turėjau, tik sakau, kiek jums įdomu. Tai aš čia surašiau tokį kaip, tokią atmintinę. Vat, pasižiūrėti. Ačiū. Ne dėl dovanų atėjau. Ne dėl dovanų. Gestų kalbos abėcėlės. Ačiū labai. Ir kada galėjau šiandien pradėti. Ačiū. Susidurėm, tai tokie patarimai. Žinau, kad kažką tai. Aš norėčiau Jums padėkoti už mūsų, kad šiandien dalyvavo pas mus ir pravedė tokią įdomią paskaitą. Mums labai patiko. Žinoma, tai pirmą kartą kurtieji matė tokią paskaitą. Ir taip pat dėkodama Jums, norėčiau Jūsų paklausti, kaip Jūs jautėtės, žinodama, kad ateinat skaityti paskaitą kurtiesiems. Prisipažinsiu, jaudinausi, nors paskaitų skaitau, ne taip jau ir mažai. Visgi kurtiesiams skaičiau pirmą kartą. Dėl to ruošiausi, apgalvojau, bet pati labai tikiu tuo, ką sakau. Ir kai tiki tuo, ką sakai, kai tu pati esi tą išgyvenusi, tiesiog palikti negali. Tai aš nežinau, ar patiko, nepatiko, bet tai yra mano išgyventa, išjausta ir mano pačios sukurta. Jūsų pranešimo tikslas, kad žmonės siektų karjeros? Manau, kad taip, kad siektų karjeros, tačiau karjerą aš suprantu kaip jų patirčių seka. Tai yra tokios karjeros, kad jie iš tiesų jaustųsi gyvenantis prasmingą gyvenimą, kad jie jaustųsi laimingi, kad jie jaustųsi kuriantis ir nešantis dovaną gyvenimą, bet ne statuso prasme. Nes mano galva karjera nėra tik tai, kuo aš esu, kuo aš tapau, kokį aš pareigybę užimu. Tai yra tai, kaip aš jaučiuosi. Taipogi paskutinis dar vienas klausimas. Girdintys ir kurtieji, kaip Jūs galvojate, ar jie gali vienodų lygių viską pasiekti, ar visgi mąstote, kad yra tam tikrų skirtumų? Ar klausa gali trukdyti žmogui? Aš visgi galvoju, kad ne fiziniai gebėjimai viską lemia. Manau, kad pagrindiniai dalykai yra svajonė, labai svarbu yra vaizduotė, labai svarbu yra kūrybiškumas. Ir kaip aš daviau paskaitoj pavyzdį, kad žmonės gali būti labai labai daug netekę, bet jie pasiekia ženkliai daugiau. Ir manau, kad taip, kažkuria prasme iš tiesų jiem yra sunkiau. Tačiau kažkaip man atrodo, kad žmonės yra motyvuotesni. Nežinau, aš tai visada žaviuosi tai žmonėm, nes man atrodo, kad vis tiek, viskas glūdi viduj. Širdį, kaip sakiau, norė, svajonė.
Jeigu žmogus nori, jis tikrai pasiekia. Tai va, manau, kad čia reikia kitiem galbūt labiau padėti, įsiklausyti, daugiau turėti empatijos kitiem, bet aš manau, kad žmonės yra visiškai vienodi. O kūnas yra tik kas apvalkalas, kuris kažkada tiesiog iš jo išnirsim. Dėkui labai Jums dar kartą, kad Jūs paskaitė tokį įdomią paskaitą. Gal tikrai žmonėms bus naudinga ir sieks karjerų. Jūs tiesiog įžiebėt gal rytoj žmonį palinkėti. Aš turbūt tą ir noriu palinkėti, kad visi atrastų tuos savo bėgius, ant kurių jie sėkmingai važiuotų link tos karjeros. Tai yra atrasti tai, ką jie iš tiesų daro geriausiai, kur jie pasikrauna energijos. Ir jeigu jie norės, jie tikrai atras. Ir būtinai gyventi savo, o ne kitų gyvenimą. Ačiū. Ačiū Jums.